Sveiki! Jūs žiūrite naują Lietuvos televizijos laidą Įžvalgos. Apie ką ši laida bus? Kaip ir sako pavadinimas, mes kalbinsime žmonės, kurie turi įžvalgų apie mūsų pasaulį. Nuo istorijos, kultūros iki politikos, verslo ir ekonomikos. Tai tikrai yra neteisūs tie, kurie mano, kad lietuviai mėgsta banalius pokštus ir moka tik tais dejuoti. O štai kokios temos pirmoje laidoje. Kurie vyrai politikai labiausiai kenčia? Vyrai galioje susiduria su tokiom pačiom kančiom, kaip ir tie marginalizuoti ar socialiai atskirti vyrai. Ar Lietuvos lenkai kelia pavojų? Manau, kad Lietuvos lenkai kelia pavojų Lietuvai niekada daugiau negu Lietuvos žemaičiai. Trečiasis pokalbis apie lemtingą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero klaidą, kurią kartoja nūdienos politikai. Kai kalbame apie lytis, dažniausiai omenyje turimas feminizmas, nagrinėjamos moterų problemos. Visa tai puiku, to trūksta, bet užmirštama kita žmonijos pusė – vyrai. Šiandien kalbinsime, be jokios abejonės, patį geriausią Lietuvos vyrų problemų žinovą, disertaciją apsigynusi ne kur kitur, o Harvarde, šiuo metu dėstantį sociologiją Lietuvoje, profesorių Artūrą Tereškiną. Profesoriau, savo knygoje Vyrų pasaulis jūs rašote tokius žodžius, cituoju. Užuot buvusi malonumo, džiaugsmo ir vaizduotės erdvė daugelio vyrų gyvenimo istorijose ir knygoje aptartuose kultūriniuose tekstuose, vyriška tapatybė iškilo kaip skausmo ir vargo vieta. Tai jūs sakote, kad lietuvių vyrai kenčia. Kodėl? Kad Lietuvos vyrai kenčia, tai yra akivaizdu, tačiau niekas iki šiol nėra tyrinėjęs jų kančių. Ir apskritai pasaulyje labai mažai apie tai rašoma. Pirmiausia dėl to, kad vyrai nemoka išreikšti savo kančios arba jiems atrodo, kad labai nevyriška yra skųstis tuo, kad jiems blogai gyventi, kad jie išgyvena skausmą, netektį ir panašiai. O kenčia dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia, mūsų visa Lietuvos socialinė ir politinė aplinka verčia žmonės kentėti, nes žmonės yra nevertinami, dažniausiai nuvertinami, jų įnašas į valstybės gyvenimą arba į kasdienį gyvenimą taip pat yra dažnai laikomas labai menku ir nereikšmingu. Dėl to tiek daug žmonių, ir moterų, ir vyrų emigruoja. Kita vertus, vyrai kenčia ir dėl to, kad jie yra labai prisirišę prie tų tradicinių vyriškumo supratimų, ką reiškia būti vyru, kokios vyrų užduotis ar ką vyrai turi padaryti kasdieniam gyvenime, kad jie įrodytų esą tikri vyrai. Tai tų kančios šaltinių yra daug, bet pagrindiniai... Pavyzdžiui, ką turi Lietuvos vyras įrodyti? Pirmiausia, jis turi uždirbti ir išlaikyti šeimą. Kita vertus, jis turi nuolat parodyti, kad jis yra galingas, stiprus ir fiziškai, ir dvasiškai. Jis negali skųstis. Taip pat jis turi globoti savo moterį, savo partnerę ir taip ją patenkinti seksualiai. Tokie yra pagrindiniai vyriškumo bruožai. Tai yra, aš nepaminėjau, kad heteroseksualumas taip pat yra to tikro vyro dalis. Aš manau, kad daliai vyrų šitie vyriškumo bruožai ir šitos vyriškumo praktikos yra neįgyvendinimos. Pirmiausia, ta pirmoji ir svarbiausia, apie kurią kalba Lietuvos vyrai ir moteris, ypač krizės metu, vyrai ne visada sugeba išlaikyti savo šeimą, ne visada uždirbti pakankamai ir dėl to jie jaučiasi iš tikrųjų labai prastai. Dažnai ujami ir savo partnerių, ir žmonų, ir panašiai. Ir vyrų nedarbo lygis, jeigu aš teisingai atsimenu, 8-9 metais buvo aukštesnis negu moterų. Taip. Jūs sakėte, kad neįvertinamas vyrų indėlis, bet kas neįvertina? Kiti vyrai, moterys? Aš manau, kad neįvertina tiek kiti vyrai, tiek moteris. Nes visa aplinka skatina tokį vienas kito nuvertinimą. Aš tą santykį tarp galingų vyrų ir tų vyrų, kurie yra begaliai, ir vyrų bei moterų aš vadinu tokia intimia tironija, kai vienas kitą tironizuoja ir tampa tarsi savotiškai, sakai, zombiais, kurie neturi galios nei ką nors įgyvendinti, nei gyventi tą patenkinamą ir laimingą gyvenimą. O kokios vyrų grupės Lietuvoje labiausiai kenčia? Iš tyrimų mano paaiškėjo, kad tai yra grupės, kurios socialinės hierarchijos
skalėje tai yra žemiausiai, tai yra pirmiausia fiziniai darbą dirbantis vyrai ir darbininkai ir pagyvenę vyrai ir taip pat homoseksualūs vyrai, galima sakyti, nes jie yra iš tikrųjų stigmatizuojami, jų įgūdžiai arba jų gyvenimo stiliai taip pat yra nevertinami. Ypač įdomus tyrimai padaryti buvo su darbininkais vyrais, tie, kurie dirba statybose arba krovikais ir panašiai. Jų gyvenimo istorijos iš tikrųjų ypatingos, pavyzdžiui, kai jie išvažiuoja dirbti svetur, bet nemokėdami kalbos, jie parduodami tarsi vergyje ir vos išvengia tos tiesiog žmonių vergyjos dalies. Taip pat rodo, kad ypač sunku gyventi Lietuvoje vyresniems vyrams. Kodėl? Dėl to, kad jie praranda tos du pagrindinius tikro vyro bruožus ar tikro vyro kažkokias ypatybės. Tai yra išlaikyti šeimą, tą finansinį aspektą, nes dauguma išeina į pensiją, ar ne? Pensijos mažos. Pensijos labai mažos ir kita vertus jie nebesugeba seksualiai ar lytiškai patenkinti savo partnerių. Tai irgi yra didelė problema, nes tyrimai rodo, kad Lietuvoje vyrai sulaukia 40 ar daugiau jau turi nemažai erekcijos sutrikimų ir apskritai seksualinio funkcionalumo sutrikimų. Taip, minėjote šitas grupės vyrų, kurios labiausiai kenčia, o ar kenčia Lietuvos vyrai politikoje? Politikai kenčia ar ne? Aš manyčiau, čia susidurėm su tokiu didžiuliu paradoksu, nes tai yra vyrai galioje. Vyrai, kurie iš tikrųjų gali gyvendinti tą savo tikrą vyriškumą, parodyti visiems savo vietą, nes tai yra tikro vyro tarsi išsipildymas. Tačiau pasižiūrėjus iš arčiau ar įdėmesnių žvilgsnių matyti, kad ir vyrai galioje susiduria su tokiom pačiom kančiom, kaip ir tie marginalizuoti ar socialiai atskirti vyrai. Ir tai rodo, kad įvairūs tokie reiškiniai kaip neapykanta sklindant iš politikų, neapykanta skirtingoms žmonių grupėms, neapykanta moterims, netgi homofobija. Ir vienas iš pavyzdžių, man rodos, to kenčiančio vyro, nežinau, ar čia padaru kalbėti, tai yra Petras Gražulis. Aš manyčiau, kad akivaizdu, kad jo tokie vieši pasisakymai, kupini neapykantos ir tarsi tokio netolerancijos iš tikrųjų yra to užgniaužto skausmo dalis, kai žmogus negali susitvarkyti su savo problemom ir tą skausmą jis iš tikrųjų projektuoja į tokias labai silpnas grupės, į tas grupės, kurios mūsų visuomeniai išgyvena įvairiausių diskriminacijos apraiškų. Kita vertus, jeigu pasižiūrėtume į kitą politiką, aš manau, Valinskas. Jisai irgi kenčia? Taip, aš manyčiau, jis kenčia bandydamas įrodyti, kad jis yra tikras vyras, tuo pačiu žemindamas moteris. Ir aš turiu galvoje tą atvejį, kai jis pavadino mūsų Respublikos prezidentę bobą ir jos pasisakymus bobiškais. Aš manyčiau, tai akivaizdi tokios moterų neapykantos arba femifobijos apraiška, kuri įrodo, kad žmogus labai bijo pasirodyti nevyriškas. Jis stengiasi tokiais iš tikrųjų gana nepadoriais pasisakymais, įžeidžiančiais moteris pasisakymais įrodyti, kad jis yra tikras vyras. O tai irgi yra tos skausmo savotiško vyriško nepasitenkinimo savimi dalis, aš taip manyčiau. Aišku, interpretacijų gali būti skirtingų. O moterų baimė vyrų tarpe yra paplitusi? Taip, aš manyčiau, jeigu pasižiūrėtume į politinį gyvenimą, moterų tenai yra nedaug ir apskritai pačiuose aukščiausiuose postuose irgi nėra itin daug moterų. Vyrai į tas sferas stengiasi neįsileisti moterų. Na, bet turim prezidentę, Seimo pirmininkę. Aukščiausios dvi pozicijos priklauso moteriams. Taip, visi sako, kad čia yra kažkas tokio išskirtinio ar netikėto, bet aš manyčiau, kad šitos moteris aukščiausiuose postuose dažnai atkartoja to vyriško elgesio blogiausius standartus, elgesi tokiu autokratiniu, dažnai diktatorišku ir netgi netolerantišku būdu. Tai aš manyčiau, tai yra moteris, kurios veikia politikoje taip, kaip veikia vyrai ir nepasiūlo kokių nors skirtingų politinio veiksmo ar politinės valios sprendimų.
O štai premjeras Andrius Kubilius, jisai kokiam vyrų tipui priklausytų? Tradiciniam, kenčiančiam, naujam vyrų tipui? Dabar toks netikėtas klausimas, bet manyčiau, kad jis tikrai nepriklauso tradiciniam vyro tipui, nes kai žiūri į jo interviu, į jo pasisakymus, matai, kad jis dažnai jaučiasi labai nejaukiai, būdamas galios pozicijose. Jis vienas iš tų vyrų, kuriam labiau patiktų būti už kitų vyrų nugaros ir atlikti tų priekyje esančių vyrų kažkokius paliepimus ar įsakymus ar darbus. Aš manyčiau, tai yra tas vyras, kuris iš dalies atitinka to tradicinio vyro standartus, tačiau jisai kartu ir yra kažkur užnugaryje ir jaučiasi, būdamas galingas ar turėdamas savo rankose nemažai galios, jaučiasi iš tikrųjų nejaukiai. Tai toks tarpinis, hybridinis atvejis mūsų politikoje. Tai gal nėra iš tiesų ir labai blogai. Paskutinis klausimas. Vis dėlto čia apkalbėjome keletą problemų, vyrų problemų. Ko reikėtų, kad pasikeistų situacija, kad tų kenčiančių vyrų būtų mažiau tiek ir politikoje, tiek ir kitose socialinėse grupėse ir ypatingai tikriausiai tos, kurios patiria socialinę atskirtį? Tai socialinės politikos atstovai jau keletą dešimtmečių bando spręsti šitas problemas. Viena vertus, pavyzdžiui, bandoma sugrąžinti vyrus į šeimą, ar ne, leisti jiems prižiūrėti vaikus, kad jie nesijaustų vien tik tai profesinės sferos apimti. Kita vertus, bandoma mėginti iš tikrųjų keisti tai, kas yra suvokiama kaip vyriška, ar ne, kad vyras nebūtinai turi uždirbti šeimą pinigus. Tai gali daryti ir moteris. Vyras nebūtinai turi būti stiprus visada, jis gali būti ir silpnas. Tai yra keičiant tą patį vyriškumo suvokimą, taip pat bandoma sumažinti tą vyrišką kentėjimą arba sumažinti vyrų, kurie išgyvena skausmą ir netekti skaičių. Bet dar norėtųsi pasakyti tai, kad tie sprendimai kol kas iš tikrųjų neatnešė reikalingų vaisių. Bet gal reikia valstybės programos? Taip, aš manyčiau, kad reikėtų socialiniai politikoje iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti vyrams ir toms vyrų grupėms, kurios yra mūsų gyvenimo paraštėse, kaip aš jau minėjau, ir darbininkai, ir pagyvenę vyrai. Apskritai aš manyčiau, kad valstybė, kuri užtikrina patenkinamą gyvenimo lygį ir ekonominį, ir dvasinį, galėtų išspręsti ir lyčių problemas, vyrų ir moterų problemas, nes jų gana daug mūsų valstybėje. Kągi, tikėkime, kad politikai išgirdo šį mūsų pokalbį ir galbūt vyrų programa atsiras. Dėkoju už pokalbį. Visada galvojame, kad lietuviai yra tolerantiški. Džiaugiamės, kad neturime tokių problemų, kokias turėjo latviai ir estai. O štai dabar paaštrėjo santykiai su lenkais. Kokios šių konfliktų priežastys? Kalbiname etnologą Imantą Meleną. Jūs daug metų tyrinėjate etninius santykius ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl paaštrėjo santykiai su Lietuvos lenkais, o ne tarkime su Lietuvos rusais ar kitom etninėm grupėm? Turbūt ne visai